Nustokite tikėti pasakojimis, kad nusipirkus automobilį ant įmonės, viskas tampa iš karto nemokama ir VMI jums grąžina visus pinigus. Dažniausiai būna viskas visiškai kitaip. Jei perkate įprastą lengvąjį automobilį, nesvarbu, naują ar dėvėtą, jokio 21% PVM jūs nesusigrąžinsit. PVM ataskaita galioja tik furgonams, taksi arba elektromobiliams. Viskas. Tai kur tada pliusas? Pliusas yra pelno mokestis. Jei jūsų įmonė generuoja gerą pelną, automobilio leasingas, remontas, padangos ir kuras tiesiog mažinate pelną. Jūs nemokat valstybei mokesčių nuo tų pinigų, kuriuos išleidžiat mašinai. Bet jei sugalvosit savaitgalį su įmonės X5 važiuoti į prekybos centrą ar prie jūros be kelionės lapų, VMI tai užregistruos kaip įmonės suteiktą naudą ir ją apmokestins. O šiais 2026 metais jie tam turi automatizuotus įrankius ir tikrina masiškai. Išvada paprasta. Jei automobilis nebrangus, pirkite ant savęs ir negaiškite laiko su dokumentais. Jei automobilis yra brangus, įforminkite ant įmonės, bet darykite tai legaliai.